Ponas Karolis Bistramas jūs maloniai kviečia į vieną reikšmingiausių dvarų Šiaurės Lietuvoje – atsinaujinusi Bistrampolio dvarą, kuris yra įsikūręs 14 km nuo Panevėžio, netoli Via Baltica kelio Kauno link. Atvykę į Bistrampolio dvaro sodybą, jūs ne tik susipažinsite su turtinga rūmų istorija, bet ir galėsite skaniai pavalgyti. Centriniuose rūmuose kiekvieną dieną veikia restoranas kavinė. Siūlome paragauti sočių, tradicinių lietuviškos virtuvės patiekalų. Mūsų dienos pietus kainuoja tik 13 litų 99 centus. Pobūvius ar krikštinas galėsite atšvęsti antikvarinėje salėje, išpuoštoje prabangiais baldais ir indais. Čia pat įkurdintas 13 kambarių viešbutis, kuriame maloniai laukiami tiek jūs, tiek jūsų svečiai. Ramiam poilsiui paruošti komfortabilūs, jaukūs kambariai, pro kurių langus atsiveria gražus vaizdas į dvaro parką. Kiekvienas kambarys turi skirtingą pavadinimą ir yra vis kitoks. Visi kambariai apstatyti vienetiniais baldais, sukurtais laikantis senųjų baldžių amato tradicijų. Jūsų patogumai dvare veikia konferencijų ir pobūvių salės, kuriuose jūs galėsite rengti seminarus ar konferencijas, bei atšvęsti savo šeimos šventes, jubiliejus, vestuves ar kitas svarbias progas. Antrąjį šimtmetį pusėjusime dvare jūs rasite ne tik unikalius statinius, bet ir nuostabų parką. Jame puikuojasi koplyčia bei knygnešystės muziejus. Birutės kalną puošia jauki pavėsinė, puikiai tinkanti jaunavedžių šventėms. Dvaras su patvenkiniai, sujungti tilteliais, itin mėgstamais jaunųjų porų. Buvusiame dvaro žirgyne įrengta koncertų salė, kur vasaros metu vyksta tradiciniai klasikinės muzikos festivaliai, džiuginantis aukščiausių lygio dainininkais ir muzikantais. Bistrampolio dvaro kolektyvas ir aš, Karolis Bistramas, jūs maloniai kviečiame įdomiai ir turiningai praleisti laiką su šeima, draugais ir kolegomis.